Kazį Trotą su Veronu, iškovojusi Lietuvos Respublikos Seimo prizą. Ir dabar neeilinis važiavimas, Lietuvos Respublikos prezidentūros prizas. Jos teigėja Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prizo vertė 5000 litų ir neeilinė distancija. Trečdaliu ilgesnė už iki šiol matytas. 2 km 400 metrų. Taigi čia turbūt reikalingi ir šiek tiek kitokio pobūdžio žirgai nei tradicinėje 1600 metrų distancijoje. Ne, vis dėlto žirgai yra suaugę ir trumpiausia, sakykime, distancija suaugusiems žirgams lenktyniaujant yra 1600 metrų, na, didžiausia, kurioje gali lenktyniauti suaugę žirgai, yra 4000 metrų. Tai būtent, sakykime, priimtas sprendimas, kad tarptautinėme prize turėtų lenktyniauti žirgai 2400 distancijoje. Kaip estai paminėjo, galbūt jie pajuokavo, taip aišku, kad tai būtų suvienodinti šansai laimėti šiose lenktynėse ir mūsų dalyvaujantiems žirgams, prancūzų ristūnams, kurie daugiau yra staieriai, ne sprinteriai. Kaip Amerikos ristūnai skaitomi sprinteriai, trumpose distancijose gali pasiekti geriausius rezultatus. Tai tikrai ne dėl to, bet priimtas toks sprendimas, kadangi tarptautinėse važiavimuose galima sąlygas kelti atvykusiems vadeliuotojams truputėlį kitokias, nes būtent estai yra pripratę prie tokių distancijų. Prieš keletą minučių minėjau, kad šiose lenktynėse neįtin sekasi moterims. Jos iki šiol neiškovojo nė vienos pirmosios vietos ir pagaliau pirmoji pergalė. O ją švenčia viešnia iš Estijos Jelena Fironova su žirgu Kennedy.